Apie. Perdavimas į priekį Pancilui. Pancilas. Į priekį. Griūna vienas Ganos puolėjas. Fusilė prasižengė. Dar pasiginčia su šoniniu arbitru Fusilė. Na, kas ten žino, galbūt ir neprasižengė jisai ten. Taip, tačiau pražanga fiksuojama. Ir tai bus vienas paskutiniųjų šansų Ganos rinktinį, galbūt net paskutinysis Ganos rinktinį išplėšti pergalę. Iki antrojo pratęsimo pabaigos yra likusi mažiau nei minutė. Šansas Ganos rinktinį. Džonas Pancilas prie kamuolio. Jau pridėtas laikas skaičiuojamas pratęsime. Jeigu lygiosios 11 metrų baudiniai. Stumdosi baudos aikštelėje Ganos ir Urugvajaus žaidėjai. Ir perdavimas į baudos aikštelę. Botenga, smūgis galva. Apie į vartus Suaresas numuša. Ir smūgis į vartus ir rankomis nuo vartų linijos kamuolį numuša Suaresas. Panašu, kad taip raudona kortelė rodo rungtynių arbitras Luisui Suaresui. Taip, Ganos gynėjai ir žaidėjai džiaugiasi. Jie turės mušti 11 metrų baudinį. Iki antrojo pratęsimo pabaigos, beveik nelikus laiko. Tai puikus šansas Ganos rinktinį išplėšti pergalę ir patekti, pirmą kartą istorijoje patekti į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Štai, Muslera numuša tiesiai apie po kojam, tačiau Suaresas atsiranda vietoj ir numuša kamuolį kojomis, o po to jau yra priverstas traukti kamuolį iš vartų rankomis. Taip, 11 metrų baudinys į Urugvajaus vartus ir pelnytai parodyta raudona kortelė Luisui Suaresui. Netrukus Ganos rinktinė muš 11 metrų baudinį. Asamoah Gyanas prie kamuolio. Nestoras Muslera vartuose. Matome Suaresas susidengęs veidą. Ir Gyanas į vartus smūgiuoja. Ir nėra! Asamoah Gyanas nepataiko įvarčio, nerealizuoja 11 metrų baudinio. Ir tai reiškia, kad dabar mes matysime 11 metrų baudinių seriją. Matome skersinis išgelbėjo Urugvajaus rinktinę, Nestoras Muslera džiaugiasi ir daužo jį. Tai sveikina jį Urugvajaus žaidėjai. Matome susirūpinęs Ganos treneris. Liūdi Ganos žaidėjai ir Asamoah Gyanas. Ai. Ką daro nervai? Kokio 11 metrų baudinį svarbaus nepataikė. Ai. Nestoras Muslera čia nieko nebūtų galėjęs padaryti, tačiau pats Asamoah Gyanas nepataikė į vartų plotą. Kaip apmaudu. Matome susijęs už galvos tiek Gyanas, tiek Ganos rinktinės treneris, o čia Suaresas. Suaresas džiaugiasi, kad galbūt jam pavyko išgelbėti savo komandą nuo įvarčio.